Tamas kaip natos, purvinos melodijos, ant baltų lapų juodi štampų, blogos nuojautos, mano nuodėmės gal bus pateisintos, sunku laisvam protui, su kūnu neišlaisvintų. Prisiekiu, bandau lavintis, bet kartais galva linksta ir norisi rankas nulėt, bet aišku, būčiau toks ne pirmas. Čia zapadovu pralaimėtojų, aš mandras, progresuoju nuolat, net jei rūkau galingą gandžią. Sakoma, visiems užteks vietos pasaulė, mes irgi jos kalti, bet čia ilgai jau stipriai šalta. Ir mes tikim, viltis šildo gal ne veltui, turim vaiko, bet karonas nepučia. Na ką, sveiki, chebryte. Salut, hebra. Šiandien mes su mano geru broliu, beveik kraujo broliu Zulu Rock One. Taip. Kaip yra, bratulė? Viskas zaibys. Esam pavargę iš tikrųjų per šitas dienas, nes nufilmavom, kiek mes podcastus, 6 turbūt podcastus. Jau 6 eina podcastas ir 3 klipas. Ir 3 klipai. Jo, varinėjom po visą Angliją. Londonas, Peterboro, Grimsby, Kings Lynas, susimatėm su daug labai gerų, įdomių žmonių, skirtingo plaukų ilgio. Ir šiandien darome tokią, turbūt net nežinau, dabar kaip eis mūsų tos kronikos Jonavos fronto Miražo ir Zulu Rock One istorija. Gali būti, kad išeis 2 dalim, hebryte, tad tikiuosi išsilaikysite prie ekranų, būsite su mumis, pasijungsite, dėkui kiekvienam, kas pasijungia. Taip, albumu. Na, o mes davai važiuojam tada. Važiuojam? Davai. Nu ką, hebryte, iki tol, kol Kulka pradėjo repuoti, kol iki Miražų, iki apkabos ir ABS-ų, mūsų mieste buvo Zulu Rock One'as, kuris jau tuo metu buvo pilnai pasitelkęs į hip-hopo istoriją ir jau veikė joje papolnai. Tad kai mes varysim per tą chronologiją, turbūt pradėsim nuo tavęs, kad viskas būtų paeiliui. Nu, taip. Kai deisim iki laikų, kai mes jau kartu buvom, gal aš ką nors papildysiu, pabratskiai pertrauksiu tave. Tai bus. Taip, tu mane pašildysi piktų žvilgsnių, aš kart suprasiu, reikia atsitraukti. Tai visada reikia šildyti. Jo, būna hebra, mane paška paprotina labai gerai, karočią. Tad davai, važiuojam, papasakok, kada tu ten pradėjai viskas, kaip užsimezgė tau tas ryšys Jonavoje? Nu viskas man visas domėjimasis kultūra prasidėjo nuo Lino kunigėlio komentavimo, būtent per BTV televiziją. Tuo metu buvo tokios valandinės NBA rungtynės. Ir tuo metu Linas kunigėlis, tuo metu gal žaidė Orlando Magic ir New York Knicks, jei gerai pamenu. Ir Linas kunigėlis pasakė taip, Šakilas O'Nealas išleido savo rap albumą, dabar ruošiamas yra jo antras albumas. Šakilas, gerai, nes Šakilas buvo mano mėgstamiausias visų laikų žaidėjas. Tai va. Ir mano tėvai, kadangi darė verslą, jie važinėjo po turgus, tai aš jų paprašiau, nupirkit man kasetę, jo albumo kasetę. Bet aišku, jie to nerado. Jie rado tik tai rinkinį, kuris vadinosi Rap Attack. Ir ten buvo vienas jo gabalas. I'm Outstanding. Būtent šitą kasetę, aišku, be viršelio, nes viršelis kažkur prapolė. Ten buvo vienas jo gabalas I'm Outstanding, kurį aš išmokau, klausiau, nežinau, skylės turbūt pratrynų tam gabale. Ir mokėjau ir tekstą, viską, aišku, su mano anglų kalba tuo metu buvo nekokia, bet, ne kaip, bet viskas taip. Ir tiesiog jau kaip ir jau perklausęs begalę kartų tą gabalą, jau aišku, jis mane pabodo. Tai galvoju, blemba, kaip čia, reikia perklausyti tada visą kasetę. Perklausiau visą kasetę, ten buvo ir Cypress Hill, ir Loonies, būtent, Salt and Pepper, Naughty by Nature. Hip-hop, hooray! Būtent. Ir taip ir man patiko tas jų vaibas. Aišku, aš dar nesupratau, kad tai yra repas. Paskui vėl turėjau pažįstamų, kas prekiaudavo kasetėm, ten kompaktais. Tuo metu kompaktai jau pradėjo irgi lysti, prasidavinėti. Ir paprašiau, kad kažkokią panašią muziką, kad
galėčiau nusipirkti. Nu, va, nusipirkau, va, ten aš dabar tikrai neatsimenu, kokias dar buvo ten tie albumai, tie rinkiniai. Kažkas panašaus repo, karoči. Gal buvo tas Tune Limited vadinamas, nežinau, aš tikrai šito neatsimenu. Tai va taip. Ponas Linas Kunigėlė, dėkui, kad va, tokį žvėrį pagimdėt, jūsų atsakomybė pilna, kas darosi Jonavoje iš repo pusės dabar aplamai. Taip. Ir... O toliau jau susipažinau su Andriu Debesiu, susipažinau su Andriu Debesiu ir jisai mane pastumėjo į tai, kai pasakė, kad buvo, yra tokia laida, nebuvo, yra tokia laida Ultrarepas per tokią seną Kauno radijo stotį Ultravyras. Ten buvo vedėjas kaip tik Andrius Janušauskas Janas, jam pagarba, nes jisai tikrai padarė man irgi tą tokį įtaką. Tai va, ten buvo ir Ultrarepo klubas, į kurį aš ir įstojau paskui, vėlesnių metų. Tai va taip. O ką, Janas tau dar ir pašildė biškį tave, ne? Nu jo, jisai buvo ir pas mane namo atvažiavęs, būtent nes aš buvau jau tada, tuo metu dar susidomėjau ir tokiu kaip didžėjavimu. Tai jis man per įvą įsigijau tos pirmus patefonus, mikserį. Ir va, jis buvo atvažiavęs mane kaip tik pamokinti, va, kaip reikia miksuoti, kaip reikia skrečiuoti. Tai didelė pagarba jam. Paškai tam prie pulto. Taip pat va ir per jį ir... Jonava! Tai Dovanok, pertraukiu Britulę, aš iššoku, tu žinai mane, bet... Žinau, bet nieko. Suprantu. Jau ne pirmą kartą. Tai va, ir įsigijau dar per jį va daug albumų, būtent plokštelės. Tai va, trumpai tai tiek. Tai tu ir iki šiol Paška tai kolekcionavo visą laiką, viską, kas susijęs su hip-hopu, su atributika. Aš ir iki šiol kolekcionuoju kompaktus, albumus, vinylus. Viskas, kas yra su hip-hopu. Nedaug dievė šeimai reikia persikraustyti kur nors, tai kviečia atskirą furgoną, karoči, Paškai, kad jis galėtų visas kasetės, vinylus, ten viską, visus artefaktus, karoči, sukelti jį. Ja. Nes va matau ir kaip mes čia priekį išstatėm visus tavo tos Lietuvos repo kasetės. Nu čia ne visos, čia dabar, kurios galiu ištraukti, o būtent yra ir daugiau ten. Tikrai tokių demuškių netgi yra įrašyta į kasetą. Yra netgi, taip. Ne, sakyk, dovana. Yra dar ir, mes gal vėliau tada dar užsiminsim ir apie tą, kaip aš klausiau būtent šitą, tą radiją. Davai dabar užsiminam, kaip, ar čia pagal chronologiją nesutapimai? Nu, čia gal čia tiesiog toks faktas. Abink perlaužiam, toliau. Gerai. Apie ką? Apie tai? Jo, apie tave. Nu, apie mane, tai albumą apie mane. Normaliai, čувствуется по-братски. Jo, tai va. Tai apie kaip aš būtent klausiau tą radio stotį, nes Ultravyras radio stotis bent pas mumis namuose labai blogai buvo girdima. Aš dar gyvenau pirmam aukšte su tėvais, 2 kambarių bute. Ir ta laida vykdavo, jei neklystų, sekmadieniais 12 valandą, kaip tik reikėdavo mėgoti jo prieš mokyklą. Tada man buvo kiek 13 gal metų, 14. Tai va, tai aš visada gaudydavau pas mumis tik tai vienam kambarį, būtent kur tėvai gyvendavo, mėgodavo. Tai aš prašydavau kiekvieną sekmadienį tėvų pereiti mano kambarį, aš eidavau pas juos su savo boomboxu, klausyti būtent Ultravyras, Ultrarepo valandinės laidos, ar 2 valandų, nebepamenu jau. Tai va, aišku, ten gaudydavo, nežinau, su visais ten garsais, nereikalingais, karočiui šurmulys toks, chaosas. Tai va, ir vėliau pradėjau ir rašinėti, dar kažkur tai yra pilna kasečių būtent tų su Ultravyras įrašais. Antras furgonas, kai reikia persikraust, karočiui. Palibom. Paškai žiūrėkit nuo mažens, 13-14 metų jau tėvus strojino, kitą kambarį.
Su takoje, bet tėvai tave palaikė labai gerai. Taip, Ne? jie palaikė. Nes būtent jie man ir nupirko mano pirmą repo kasetę, už ką aš esu dėkingas iki šiol. Linas Kunigėlis ir Paškos tėvai. Dėkui Jums labai ir iš tikrųjų pas tą šeimą puikiai, nes va dabar mes ir esam Ačiū. tam pačiam name, kur taipogi be abejo gyvena ir Paškos tėvai, nuostabus žmonės, ačiū Jums labai, kad priėmėt, priglaudėt, pamaitinat ir šiaip esat puikus žmonės iš tikrųjų. Nes, bratulė, tas dalykas, žinai, kad mūsų laikais tai buvo tokia kaip partizanų veikla, žinai, tas visas repas naujoviška ir labai daug toks mentalitetas būdavo. Niekas nesuprasdavo tos muzikos. Jo, kad ypač dabar tai jau, juočkiai. jo, dabar va hip-hopas yra iškilęs, tai dabar visur girdimas. Ir priimamas, jo. Ir priimamas, jo. O Nu ir anksčiau pasaulyje tai net ir iš tėvų hip-hop- sunku buvo sulaukti Taip. to palaikymo. Jo, bet mane visada tėvai palaikydavo. Gadyts. Bet aišku, bardavau, kad per garsiai pastoviai klausydavau. Nusinervuodavo tai, bet... A, bet kitaip vis tiek- negalima? O, kitaip negalima. Aš iki šiol labai mėgstu garsią muziką klausyti. Paliubom. Tai va. Paliubom. Ir va tuo metu tu gerai, tu tarkim per ultravilės klausėjai ultra rapo. Taip. Taipogi, kadangi tapai klubo narių, tu Taip. pasirašei, tau pradėjo eiti tikrai tie veikalai, taip vadinamieji, ne? Nu, tie ne žurnalai, ne žurnalai, zinė, va galim netgi parodyti, Davai, va, nes parodom. yra pas mane, va, būtent pirmas numeris zino. Hebrytė, žiūrėkit, karočiui, atskanuoti lapai. Atskanuoti, paprastai atskanuoti, nes nieks neremdavo, tai buvo entuziastiškas leidinys. Tiesiog. Hebrytė, čia yra originalas, čia nekopijuoti, ta prasme, va šitie lapai, tai yra originalas, tai kad tu buvai gavęs, va čia yra originali versija, atėjus tiesiai iš ultra rapo. Aš jums, Hebra, parodysiu, apie ką buvo, ant kiek graimi šitas buvo, blėt, bet pagarba visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šito, Janui ir aš nežinau tų žmonių. Džonis. Dar ten labai daug Kavenskų, nes tai buvo būtent tuo metu buvo judesys Kavensko, buvo ultra rapas būtent. Ir žiūrėkit, bet Hebra, buvo tais laikais ir... Tu parodė. Kalbėk, Ne, tais laikais buvo judesys ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Alytus, Vilnius, Lentvaris. Kiek graimi šitas, Hebrytė. Norit grafitonų pažiūrėti? Va tai va, jūs žiūrit, kokie grafiti pasaulyje būna. Originalas. Eina savo. Aš atsimenu dar ir Alytus irgi kažkokį ziną leido. Bet aš dėja jų neturiu. O šiaip va dar žmonės, jeigu nori tai pasižiūrėti ultra rapto zinus, ten yra digitalinė versija, būtent yra Facebook'e grupė, ultra rapo grupė, jo, ir ten yra atskanuotis, būtent mano atskanuoti yra. Man atrodo, ten buvo kažkas įkėlęs antrą tą numerį, o aš jau tos 3 kitus aš papildžiau. Tai buvo Nesigirsim, aišku, nesigirsim. Ai. Bet jo, aš įdėjau, nes pamačiau, kad yra antras, pas mane kaip tik yra visi 4, tai... Neprilaikė savo žmogus, pasidalino. Pasidalinau, tai čia. Respektas. O tik 4 numeriai ir išėjo. Tik tai 4, jo. Dėja, bet tik tai 4. Man atrodo, būtų gal ir toliau tęsis tai veikla, bet būtent dėl tas, kas buvo, dėl ko užsidarė ultravyrės, dėl to ir buvo ta radio stotis, ta prasme, radio stotis nutraukė veiklą ir tiesiog ir ultrarapas taip ir dingo. O kas nutiko? Buvo kažkoks susišaudimas. Susišaudimas. Ar tai buvo kažkas įsiveržė gal į tai ultravyras radiją tenai, kažkas tokio, aš tikrai neatsimenu šito. Tu man paliubomų neatsinam, mes tai Jonavoj buvom tuo metu, mes tai paliubomų neatsinam. Ne, Hebra, bet vis tiek buvo tas girdima, jeigu kas iš senesnių turėjot girdėti per televiziją, sakykime. Per eterį, blėt. Per eterį, tai čia būtų prikolas, blėt. Bet tada neturėjo kaip ir transliuoti būtent eterio tą. Jo. Radio stotis, tai va. Ir Hebra, kad jūs suprastumėte, ta prasme, va, kaip gaudavom informaciją, gal čia žmonėm, kurie, žinai, buvo gimę to 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje, kai internetas jau yra, gali viską pažiūrėti, ne? Va, tu gauni tokį žurnalą,
leidinį Zinatą, ne? Ir tu suvalgai per vieną dieną, per vieną vakarėlį ir po to lauki 2 mėnesius, kada ateis naujas. Ir ant tiek buvo Nes ta trauka. matai, tuo metu nebuvo tos informacijos apie hip-hopą, o va tokie va leidiniai duodavo žmonėms skaityti kažkokią informaciją. Ir perspektyvą, ne? Jo, kažkaip O lietuvišką repą leido? Leido. Buvo ir, atsimenu, ir Lukas iš Kauno, ne būtent tas Vilnietis Lukas, o būtent iš Kauno Lukas. Buvo Medūza, aš turiu va netgi du jo albumus šiandien kasetės, būtent ant priekio pas mums. Ant pėdestalo. Jo, dar va buvau kažkokią stories metęs čia neseniai Instagramą, būtent kaip aš klausau Medūzos Mentai, man atrodo, tas galbūt, jo, Mentai. Ir vienas čiūvas parašė, sako, blemba, daugiau tokių meskų istorinių. Matosi, jaunas bachurėlis, aš dabar neatsimenu jo vardą, bet anyway, pagarba, kad tau būtent įdomu, kas buvo Lietuvoje seniau. Tai. Kad jaunimas domisi šaknimą, ne? Jo, Paliubomu, visi jauni, ta prasme, tikrai pagarba tiems, kas domisi kultūros šaknimis, nes galite daryti bent kokį muzoną, bent kokią veiklą, kuri yra naujoviška, gal mažai bendro, kad turi su mūsų šaknimis, bet šaknis reikia žinoti tiesiog iš pagarbos pačiai kultūrai, chebrytė. Tiem, kas tuo domisi, jums pagarba. Tai va, jeigu kam domisi, aš galėsiu bent aš planuoju tos Medūzos albumus padaryti digitalinę versiją, nes jų internete aš ir pats čekinau, aš jų negali rasti, tiesiog nėra. Tai va, aš pabandysiu padaryti būtent digitalinį, išmesti į YouTube, kad žmonės galėtų pasidomėti, kokia muzika buvo tais laikais. Profesorius vargsta dėl jūsų, chebrytė, matot, nepasigaili savo laiko, pastangų, maladėts, pagarbos. Žiūrėsim. Kas eina toliau? Čia apie kelintus metus mes šnekam dabar, maždaug tarpas, ką mes prakalbėjom. Tai būtų tada 95 iki 2000, sakykime. Nes, kažkur tai nuo 99-ųjų, kažkur tai, gal, kada pirmas albumas Sindikato išėjo? Ką aš žinau? Man atrodo, 99-ais buvo Tavo sielos vagis. Tai va ten kažkoks buvo, dar buvo tas judesys, bet vis tiek buvo tas toks tylus metas, sakykime. Bent iš mano pusės tai buvo tylus metas, kol neišėjo būtent Gatvės lyga tas albumas Sindikato. Va, nuo jo mano būtent susipažinimas su Sindikatu prasidėjo. Aš iš tikrųjų, chebrytė, kai aš pasakiau, ką aš žinau, aš ne tai, kad numetu, man nusispjaut, ne, aš tiesiog su datom vapšė blogai. Žinok, aš galiu klysti su datom, bet bent daug maž. Daug I got 5 on it per mūsų laiką, karoči. Prapadinam skilutės, kaušia, karoči, tuščios magistralės, trafiko nėra. Tu su tom magistraliam tai baigė. Jo, prašauna. Buvo laikai, negali neigti, kad to nebuvo. Tiesiog buvo. Bet tiesiog atminimų kanaluose tai biškis kersvėjais yra. Kai kuriais atvejais jo. Kai kuriais atvejais taip. Gerai, ir po to prasidėjo, karoči, išėjo Gatvės lyga, tai čia be abejo davė tą pastumėjimą kaip antrai bangai, ne, Lietuvoje. Jo, aš vadinčiau taip, antra banga. Ir maždaug jau tuo metu jau veikiam ir mes. Dar nebuvom su tavim asmeniškai susipažinę. Asmeniškai ne, mes susipažinom su tavim tada, kada aš pradėjau studijuoti Kauno koledže. Jo, ir kažkaip, man atrodo, per Mirką, jeigu neklystu. Jo, per Mirką. Mes per Mirką. Tu buvai Lenaras, aš buvau grafitas. Taip, aš buvau Lenaras. Atidarai Mirką, join Jonava, bam. Jonava plus. Tu dar ir atsimeni tas kanalas, aš tai iš vis nepamenu. Žinau, kad buvo Mirkas viskas, ten dar kanalai, ne kanalai, man tas pats. Mes su Karūna batlinom dienomis, karoči, per tos susikūrė savo kanalą. Esi man minėjęs, tai. Dienomis batlinom su Karūna, tau, karoči, pagarba. Jo, pagarba, paliubom čia. Darėm jums. Nes Karūna tikrai, manau, padarė tą irgi buvo tą įtaką, nes
Poliubomų ir Nes karų, karūna ir buvo. visas MOG, karoči, hebrytai. Netgi ir dabar jaunimas karts nuo karto girdi karūną. Gerbia, ragauja Gerbia, jo, ir vat mėgaujasi. būtent taip, Čia jau taip, būtent. paliubomų. Tai va taip. Va. O susipažinom taip. Stojom 2002. Dar čia buvo, dar net nebuvo, žinokit, Miražo. Čia Miražas truputį vėliau atsirado. Bet tiesiog mes buvom jau tokia, tas susibūrimas, kiek nu aš iš savo pusės sakau. Jo, Manis mes vadindavom mytais, Jo, mytais vadin. kai dafiga žmonių susirenkam, pas mus ten judesiai geri būdavo hebrytė. Nu jo. Žmonių. Ateini, karoči. aš grįždavau iš studijų, sakykime, ateini ir klausimas, kaip nuotaikos. Kaip nuotaikos? Kaip nuotaikos? Ir jau iš karto suprasdavai, kas bus. Toj Vilinsim. To kažkas bus. Nu tai va. Svaršikai, ble. Jo, buvo geri laikai. Mes tuo metu tada... Galiu dabar įsiterpti, tu dar nori O, įsiterp. Tėvę dovanok, nu, Jo, bet ne prie ilgai. Man norėtis. Strojame. Vienintelis žmogus, kuris gali pastrojinti kulką iš tikrųjų, čia yra Paška, nes aš jo iš tikrųjų bratulė, žinai, tavo pagarba didelė, va tu mane balansuoji labai gerai, nes tu žinai mane, aš toks karštas žmogus, labai greitas, bet kas liečia tave, tai mane Paška subalansuoja, jis yra ramus, išmintingas ir va, man labai padeda su tavim, kaip mes pakalbam su Paška ne tik ten apie istoriją, paviršutiniškus pokalbius, mes bandom įsigilinti, ta prasme, į savo asmenybės, nustumti tą ego į apačią, pažiūrėti save iš šono ir man bent jau tie pokalbiai labai padeda, nes Paška gali pakeisti mano požiūrį, nes kai jis kalba, aš tyliu. Yra ta didelė pagarba. Bet aš čia jaučiu lendu biškį į tau skirtą laiką mano kalbai, tai aš greitai suspausiu, kad čia. Gerai spausiu. Va, tai mes tada tuo metu jau buvom sukūrę tą grupę Apkaba. Apkaboj buvo pas mus Gatoras, Osama, Gedai, tau karočių linkėjimai, tu esi maladėts. Buvo Briedis. Ir man atrodo, tuo metu viskas. Nes KRP su Kespa, krapštu KRP, FK, tau didelė pagarba, Aduši, bratulė, gerbiu tave labai stipriai, tu labai gerai judi ir tikrai didelė pagarba. Jo, ir girdimas pastoja. Jo, o KRP tuo metu jau buvo su Kespa, jie turėjo grupę Big System, o mes buvom Apkaba ir tada mes nusprendėm susivienyti į vieną grupę ABS. Jo, ABS. Tada jau mes pradėjom judėti dar, nes mes iki tol kartu tūsinom, bet tipo atskirai, krapštukas apšė, hebra, KRP, karšta repo patranka, nuo 13-14 metų breika šoka, repuoja, freestylina, ta prasme, pas Bachūrą tas repas ir visa hip-hopų kultūra prasiūta siūliam viduj, ta prasme jau čia neatimsi niekaip, iš tikrųjų atsidavęs kultūrai ir visą laiką juda, visą laiką zavadyla. Maladėts poliubomų. Na ir ką, tuo metu pas mus jau buvo keli gabalai, netgi įrašinėjom pas Kulką Nahatį su žaidimo ausinėm, visokius gabalus turėjom net ir... Jo, Maikė buvo pas mus ant priedainių, atsimenu, Arūnė, tau linkėjimai. Buvom padarę keletą gabalų, net buvom nušokę į tą taip vadinamą... Tu buvai tada jau su mums susipažinęs, kai mes šokom į kultūros namų susirašinę? Man atrodo, ne, nes dar nebuvo. Aš užtruksiu biškį ilgiau. Mes, karoči, Gerai. žinai, darėm, repetuodavom nuolat, kiekvieną dieną pas mane susirinkam, repetuodavom, žinai. Ir nusprendėm, kad... Tai repeticijos visur ne tik pas tave vykdavo, ir pas Gatorą. Ir be abejo. Bet pas Gatoro dar plius ir freestylai neblogi eidavo. Pas mane surinkdavom, nes buvo ribotas tas laikas dienos metu, kai tėvų nėra namuose. Jo, kai dirba. Hebra ateina, diena ateina, po to papasakosiu. Karoči, mes galvojam, reikia mums rašyti savo gabalus, reikia ieškoti, kur ką, mesgi jau bitų su hip-hop idžiai pasidarėm, mes jau čia pipės, apšė, mes naglai judam, žinot, hebra, blin, blokų sudėlioja, karoči, jau всё. Nu ir ką,
iššokamės į kultūros rūmus, ieškojom per galvas, lypom, kas ten kaip gali, suradom, mūsų rašys, karočiui, aktorių namuose, bam, šarabanai prašokę, gerai, mes judam tą, karočiui, kultūros rūmus, įveda mūsų salę, aš taip galvoju, toj kamurkė, iššoksim į kamurkę, čiagi kaip pas Juočkius viskas, studija bus, mūsų, karočiui, Dr. Dre įrašinės, žinai, blėt, suprantė, entuziazmas tas. Žiūriu, čiuvas, pakyla per eilės, karočiui, prisėdo prie pulto, jis, karočiui, garso inžinierius, kuris ten reguliuoja gyvą garsą per koncertus, blėt. Eina, įim tą šūrą mikrofoną, tipo patį paprastą, mes ten sustoję prie mikrofonų, mes įrašėm 4 gabalus. KRP, man atrodo, nežinau, ar dabar turi, bet turėjo anksčiau, nes ten per tą laiką pas visus tie hardai perdegė, kompai plyšo, karočią. Ir dar KRP su Kespa, man atrodo, įrašė laiką, galbūt, kad ne laiką KRP dovanok, bet buvo įrašę gabalą tikrai jie. Ir mes tokie visi pakiliu, bet mes ten gatvės kariai, ten, žinai, ten revoliucijos, karočiui, papolnai visą, mes žinom, kaip valdyti pasaulį. Revoliucionieriai, blin. Ten rytoj mūsų pasaulis bus, visos gatvės mums priklauso, žinai, tokia šlepa vapšė. Ir, karočiui, aš toks ant pakilęs, tipo, ką ten, hebrytė, ką mes kada atvarom įrašinėt dar. Ir mums tas inžinierius sako, tai jau hebra nebeateikit, imkit kompaktą, karočiui, nebeateikit, viso. Ir viso, ką, daugiau ten nebepasirodėm, karočiui. Va, gerai, o mes tada ėjome grįžtam prie tavęs, Paška, atimu per daug laiko iš tavęs. Gerai. Davai. Papasakojom, kaip mes susitikom su tavim, kada mūsų keliai suvedė. Jo, tai mūsų keliai suvedė būtent 2002 metais. Būtent per Mirką. Ir mes susitikom berods pas Briedį, kiek gerai pamenu. Jo, mes kažkaip susirašėm, einam pas Briedį. Ir jo, kaip tik reikėdavo pas Briedį eiti pro kažkur, šalia tavo namų. Per tą, kokį per tą kalnelį praėjai. Jo, per tą kalnelį, nes ten buvo tas vadinamas kaip... Hollywoodas. Hollywoodas, va, vis pamirštų. Jo, pas mus kaip Brita jo namai tokie blatni pavadinimai, ten kur, tarkim, tas rajonas, iš kur Adė kilęs kosmonautai, tie dangoraižiai vadinasi Pentagonas. Pentagonas, va. O Hollywoodas tai buvo, tipo, yra vidurinės mokyklos ir jeigu kažkam nesiseka arba kažkas, tiesiog nenori per daug parintis mokykloje, pats gali, tipo, pereiti į Hollywoodą. Ten vakarinis, nebuvo? Jo, man atrodo, vakarinis, bet man atrodo ir dieną ten ėjo hebrytė, tokie, tipo, jau, kurie nelabai norėjo į šulę vaikščioti, tai dėl to ir vadino, dėl kontingento vadindavo Hollywoodu. Jo, ir ten gyveno Briedis. Algi, tau, karočiui, linkėjimai dideli, tu esi mielas mano draugas, mes daug metų pradraugavę, esi nuostabus žmogus, va, ir suvedai mūsų Paškas, kai tik per tavę. Sėdėjom turbūt prie kokio hip-hop didžėjaus, ne? Turbūt kažką vyrinom. Jo, kažką, tai ten ir norėjau įsirašinėti, kažkas tokio. DJ premjerai, karočiui, prie hip-hop didžėjaus. Jo, o tas va. O paskui jau padojau, ir va, mes susitikdavom tiksliai dar prie stadione. Žaisdavom kašę, taip. Šiaip sėdėdavom, arba kaip nuotaikos. Tai va, ir va, taip po biškį, va, visi ir susitempė. Pas mus buvo tokios geros transliacijos hebrytė, aš atsimenu, aš ten ant šulės jau tuo metu vapšė padėjęs, jau beveik Hollywood'e pats, karočiui. Bet ir pats kaip Hollywoodas. Turi tokį taką, pabratski. Ir atsimenu, tėvai išvaro į darbą, atsikeliu iš ryto, atidarau duris, atrakinu ir einu toliau miego. Pradedu ten jau viso normaliai, knarkė kulka, tuk stumia kažkas mane, atsikeliu jau hebrytė pas mane chatoj, jau laksto noškės, karočiui, jau viso, tūsas papolnai vyksta. Ten 3:30 ar 3:40 tėvas grįždavo po darbo, tai mes greitai per 15 minučių pravedinam viską ir arba prie savivaldybės, arba prie žydų kapinių. Jo, žydų kapinės, kur dabar sporto kompleksas stovi. Jo, arba į stadioną, tiesiai į tribūnas, karočiui. Bet mes, atrodo, tuo metu mes tada stadione visą trindavomės, nes ten kašės stadione buvo ir mes ten
Kašė arba tribūnas. Nu, mes trinomės daug prie savivaldybės, o prie Šiaip- muziejaus. Bet mes iš tikrųjų, mes biški vėliau pradėjom jau eiti tenai. Aš nežinau, kaip ten jūs gal prieš tai dar labiau trinatės tenai, bet kai mes susipažinom, mes daugiau mūsų buvo tas, kad arba žydų kapinės, arba stadionas. Pas mane šitam departamente atminties, karoči, tuneliai, ten bratulė fact checkeris va čia pas mus. Patikrino, viso gerai, aš pasitikiu pilnai. Vėliau tūsinom, reiškia vėliau tūsinom. Vėliau, jo. Nu, bet tai va. Bet tūsinom gerai. Nu, tūsinom. Geri laikai iš tikrųjų buvo. Iš tikrųjų, aš labai su nostalgija į tos laikus, nes, nu, tada buvo ir to entuziazmo daug, ir broliškumo tokio daug. Buvo tikrai nuostabus metas. Susivienė buvo gerai, reta, kada va tai va tracokas kem žmonių, bet visi iš tikrųjų kažkaip kartu judėdavom, blin. Jo, buvo šaunu. Jo, labai malonu, dabar ant nostalgijos polė, sėdim tokie. Yra tokie dalykai, polibomų. Pas mus ten ir su to repu kiekvienas skirtingą stilių turėjo ten. Osama kaip DMX'as, brėdis old school'ų varydavo, žinai. Osama gedai, tau karoči linkėjimai. Didelį, labai geras žmogus, man tik tais geri prisiminimai apie tave, labai šiltas, labai, pabratski iš tikrųjų. Tikiuosi tau gyvenime viskas sekasi labai gerai, tikrai esi vertas gero gyvenimo, nes žmogus esi auksinis. Aš labai vertinu tą laiką, kurį mes praleidome kartu, nepakartojami laikai. Mane, karoči, su Osama, aš įsiterpsiu vėl į tavo podcastą, karoči, atimsiu iš tavęs. Nu, davai, trumpai varyk savo istoriją. Mūsų gedų, karoči, pirmą kartą ir paryšo mentai. Mes ėjom, karoči, grafiti daryti, nes aš dar, pas mes turėjom ten CW crew, tipo Crazy Writers crew, mes ten, vapšė, karoči, visi banksiai iki vieno ten. Как надо. Bomberiai tokie, kad pū, eiktų, ten vandalai, karoči, вообще, nichuja mes nemokėjom normaliai piešti iš tikrųjų, bet, kaip, adrenalino reikia. Visas tas eina su patirtim. Jo. Visi bandymai, aišku, ir aš nesidžiaugiu, kai ir aš pradėjau. Bet mes užbaigėm iki tol, kol patirtį įgavom, karoči, mes jau į repo pasitelkėm, jau tos vandalizmus palikom, privandalinę ir ačiū Dievui, kad mums, karoči, einamės, pas mus buvo, levai, tau linkėjimai, tikiuosi tu gyvas, bratulė, aš su tavo gyvenimu, aš tikiuosi tu gyvas, aš tave atsimenu, boksininkas. Ir einamės, karoči, paišyti naktį ir ten turėjom varyti su dafiga hebros. Bet kaip visą laiką būna link vakaro kažkas atšoka, kažkam planai, kažkas turi būti kitur. Einam mes, karoči, Levas sako, aš noriu su jumis. Nu ir einam, Gedas, Levas ir aš. Ir mes visą naktį bombinam, karoči, mes ant autobusiukų, ant tvorų, kur galima, kur negalima. Vandalai. Nes mūsų spotas tai buvo tas tyras, apleistas pagrindė. Mes ten eidavom ir ten, pripešiais apleistas visiems paibati. O mes jau tą dieną, mes jau ant dėlų išėjom, sakau, furgonai, viso takoja. Ir jau Rimkuose, grįžom Rimkus iš apačios, einame iš chemikų, karoči, kur reikia per tą pagrindinį kelią perėti netoli iki. Ten, kur Robas darė savo tą nuotrauką, savo mixtape'ui. Jo. Iš tie geltoni tokie daugiaaukščiai. Ten dar darželis yra, karoči, iš chemikų į chemikus. Seniai buvo Jonavonė, labai dabar atsimenu. Einam mes, karoči. Žodžiu. Ir jau kiek ten 3 nakties turbūt. Ir taip žiūrim, opa, kapeika atvažiuoja, mentų, karoči, ta žalia juosta, balta su žalia juosta, dar atsimeni tos spalvos mentūrų. Nu ir karoči, aš taip galvoju, mes jau nieko mūsų ne tai, kad, karoči, girdžiu, tik, apsižvalgau, viso, hebra jau bėga, karoči. Aš mentus žiūriu, migalkės pareina, viso, ką darysi, tai nestovėsi kaip oluchas koks. Davai, į kojas, blėt, pam. Bėgu, aš dar išpurškinėjau dažus, karoči, kaip filmuose matęs, žinai, reikia išpurkšti dažus, kad be įkalčių, karoči, žinai. Ten nieko, ten tušti balionai, nieko neturiu. Pas mus jau apšė beveik tušti irgi buvo, bet aš kol bėgu ir tai darau, aš galvoju, kulka tu dalbajobas, tu mesk nahu visą šitą brūdą, karoči, per tvorą, aš kaip tik prie Dobilo bėgu, ten mano chata chemikų kem 3 už Dobilo, karoči, mes atgal grįžtam šiuo metu. Ir viską permetu per tvorą, aplinkiu Osamą, aplinkiu Levą,
įbėgu į savo laiptinę, pas mane dvigubos durys, karočiui, atsimenu, madinga buvo turėti dvigubos Madinga, duris. taip, ne? taip. Nu, tipo, dėl saugumo be abejo. Nu, gerai, užšoko aš į tą, blėt, 3 aukštą, tik iškišu raktelius atrakinti pirmas duris, o ten 3 spinos, viena spina ant pirmų ir 2 spinos ant antrų durų, tipo. Ne, 2 spinos ant pirmų, viena ant antrų. Ir, karočiui, tik iškišu raktelius, girdžiu, tak, 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 tak. Bulia, galvoju, kad tik nemientas, žiūriu per turėklus, levas bėga, tipo. Galvoju, opa, nu, pohu, gerai. Ir taip vėl, tik, žiūriu, mientas įbėga. Ateik čia. Ateik čia, stokit arba kažką ten tokio. Aš galvoju, aš jau nespėsiu 3 spinų atidaryti ir kadangi gedo mama tai su pagonais, svariais gan, aš galvoju, nu, blogiausiu atveju mūsų atmazins, tai aš net nenoriu rodyti, kur aš gyvenu, tipo, žinai, jau paryš, tai paryš, viso, nespėsiu. Nu, aš ramiai pakylu, karoči, tipo. Pakylu iki 5 aukšto ir va, kaip dabar atsimenu, levas pribėga, žiūri į mane toks, dabar mums pizda, karoči, tipo toks ant šalto, žinai, vapšė. Nu gerai, pribėga, žiūri, PPS-nikas, karoči, nu ble, ten žalgirietis, kurvo toks iš armuchos, ką tik išėjęs, jie dar su tom furaškėm vaikščiojo, žinai, ble, tie PPS-nikai, ble, kelnes į tos kerzus sukišti, ble. Bam, surišo į mazgą kapišonus, mus, karoči, kapišonai surišo, ateik čia laiko, einam, karoči, veda mūsų apačiam. Aš žiūriu, jau varanokas privažiuoja, migalkės visur, blėt, galvoju įdomu, blėt, ar tipo Osamo pabėgo ar ne. Išeinu, žiūriu, Osama jau galiniai sėdiniai sėdi, visus, karoči, paryšo, blėt, kas bėgo, įgrūda mūsų tą varanoką, nuveža į mentūrą, mentūrai pradeda su mumis griežtai, bet tipo, nu, be smurto fizinio. Tiesiog ant griežto įmo, kas ką mes visi laikomės, nes tiesiog, nu, mano galvoje tai mums reikia išsilaikyti, kol Osamos mama atvarys ten jau, iš tikrųjų, jo mamos iš dalies bijojo daugiau negu tų mentų, nes moteriškė griežta, žinai, ir galvoju, bet reikia tylėti, kad oficialiai nieko nebūtų, nes ten už tos bombinimus ant furgonų, ten nuduotų baudą, ten pizda. Poliubom. Būčiau ne mokyklą baigęs, o Achemoje arės, žinai, nes dar pizdai gavęs nuo tėvų. Ir, karoči, kad ten ką darėt, visi tylim. Gerai, nieko nedarėm, kodėl bėgot, išsigandom, jūsgi policija, išsigandom, įprasta istorija, karoči, visi bėgo, aš bėgau, viso takoje. Ir klausiu, kokia pavardė, Levas sako, pavardė, mano pavardė, sakau, vardą pavardė, Gedui sako, tavo vardas pavardė. Nu, jis taip sako, karoči, Gedas ir, tipo, nu, aš pavardės neminėsiu ir taip, tipo, Ką, kokia pavardė? Aš dar savo galvoju toks, tipo, ble, Gedai, tu, nu, nesakau jam, o galvoju, tu sakyk garsiau, čia mūsų vienintelis bilietas iš čia, žinai. Nu, sakom, Gedas, Ai, tai čia tavo mama dirba? Jo, mano mama čia dirba. Ateik čia, tai tavo mama ir atvažiuos jūsų pasiimti, tegu jį ir aiškinas, karoči. Nu, ir atvažiavo jinai? Svarus pagonai, ne, bratulė, jau geriau būtų jie atvažiavus, gal būtų taip, žinai, gal apdraskius biški, žinai. Atvažiavo patėvis jo. O patėvis Gedo yra buvęs kariškis. Ir tais laikais, kaip ryta, čia yra 2000-ieji, tai jeigu kalbame apie kariškis, tai visiškai gali būti, kad savo laikų praėjęs ir pro Afganistaną arba kažką. Aš nežinau, ar jis buvo praėjęs pro jį, bet tipo, matosi, kad vyras labai rimtas, žinai, blin, va. Tada aš jau galvoju, ne taip lengva bus, mūsų atmazins, aš tipo laimingas, bet galvoju, kad bus ir priekaba dėl to, karoči, žinai. Nu ir ką, išveda mūsų, aš toks galvoje, žinai, tipo, aš ne tai, kad žvengiu, kad mus paleidžia, bet aš tiesiog laimingas, kad mus atmazino, kad viskas gerai ir aš taip nespecialiai nusišypsojau, ble. Ir taip, tik mes slengsti pereinam iš to kabineto mentūros, bam, man monitorius, viso, nahu, tamsa, ble, pom. Persikrovė, karočių, kompas atsipeikė į mane, jau laiko už peties, kad nenukryčiau tas patėvis ir aš kol nenumirsiu, karočių, atsiminsiu tos žodžius, jeigu bėgsiu, suspardysiu kaip Afganistanu į šaką. Aš toks, ne, viso normaliai, žinai, aš dabar iki šiol atsimenu, ne, karočių, žinai, ir aš galvoje, tipo, tai ne, vis tiek su tačkė atvarėm, su tačkė namo parveš, čia vpadlu iš apačios eiti, žinai, į viršų, aš ir taip neplanavau bėgti. Karočių, sugurdais mūsų tačkė, važiuojam, jis mus, karočių, šiurpina, žinai, tipo,
ką jūs čia galvojate, aš jūs po chatas vežiuosiu, aš jums čia taksi, aš jūs vežu tiesiai į garažus, nes atsimeni garažai ir rimkus įvarai, netoli kaustos tam komplekse garažai, karočiui. Aš jūs vežu ten, karočiui, aš jūs pydinsiu iki ryto, kol jūs man neprisipažinsit, ką jūs darėt, nu, karočiui, šiurpina papolnai, nu, mes tylim, laikomės. Ir pagaliau Levas, karočiui, iš galinės sėdynės, aš galia ir Levas galia, o Gedas prieki. Gedas panikęs, nes Gedai užjaučiu, kad, žinai, iš tikrųjų, nu, dovano, kad įtempiau tave visą šitą kūnę. Bet Levas toks, dėdė, mes nieko blogo nedarėm, mes paišėm, pauzė, grafitį. Tas, kas čia per kūnę, ką jūs darėt, ble? Nu, tada jau, vienas jau pasakė, jau viso, žinai, per vėlų, paaiškinau, kad, tipo, paaišėm, purškim dažus, tipo, ant sienų. Ten viso, jau neatsimenu konkrečiai kalbos, tipo, žinai, bet, tipo, maždaug, karočiui, žinutė, kad, dalbajobai, jūs esat, karočiui, vapšė, kas čia per fokusai, žinai. Ir viso, mašina sustoja, blėt, ir Levas, tipo, toks žiūri, žinai, Levui, jo tėvas apsipyzdink, nahu iš čia, tipo, karočiui, Leva, kur sustabdė, ten Leva paliko. Levas išėjo namo pirmas, mane daveža iki chatus ir aš toks tipo ant laimingo, kad viso, mes išgyvenom, karočiui, ir pizdai tik kartą gavęs, žinai, blėt, tipo jau viso baigta, lengvai atsikratėm, žinai, aš tai durelės atidarau, sakau, labanakt, sakau, koks nahu labanakt, einam, blėt, o, galvoju, viso veda mane iki tėvo, žinai, blėt, o tėvas mano žinojo, kad paaišėm, bet mano tėvas ant griežto, tipo, kad tik nepagautų, žinai, gerai, jau 5 ryto turbūt, kažkur 5 ryto. Pakylam, tas į durys skambina, tėvas atidaro papolnai, karočiui, ūkiškai, pantalonai, kas yra, neišsimegojęs jau tu į darbą keltis. Aš taip praslystų, karočiui, į chatą, žinai, ir jis tam pradeda češint, žinai, blet, ne češint, karočiui, tipo, pasakoti vaizdžiai, ką mes darėm. Taip negalima sakyti, man iki šiol nuo jūsų ponas šiurpas eina, karočiui, dovanokit, nepriimkit asmeniškai. Ir aš taip praslystų, jis ten kažką ten, karočiui, grūzina tėvą, kad prižiūrėtų vaikus, o aš toks jau gichatui, tai aš jau drąsus, tipo, žinai, aš taip atsisku, tipo, ir taip. Drąsos įgavęs, jau patsanas, jau gangsta, ble. Ką tu gal patsanas, aš jau savo chatui, ble, tipo, o man tėvas leidžia, žinai. Tėvas, pašol spat, ble, žinai, čia šumo nekėlės. Ir viso, ten taip, neklausė labai, ką Gedo patvys kalbėjo, tipo, viso, davai, iki greito, karočiui, išsiaiškinsiu, pizduris uždavė. Bet nieko, iš ryto net nieko nesakė, žinai, jau taip pats zatilniką davė. Bet Gedų uždraudė su manim bendraut, karočiui, bet Gedai mes vis tiek su tavim susibėgom porą kartų, blin. Daugiau negu porą čia, aš be abejo, taip, jeigu netyčia tavo tėvai žiūri, kad nereikėtų po to kalbėti. Normaliai mes, karočiui, su Osama susibėgdavom po to tų zaimės. Istorija. Ir aфиgenai buvo. Pas tavę tai irgi buvo gera istorija, davai papasakom, kaip ten buvo, ten hačia, ten gatvės ninja. Davai, ką ten buvo, nes vis tiek užsiminėm apie tai jau praeitam podcast'e. Su Benžim, pamenu. Jo. Buvo tokia istorija, iš tikrųjų, mes tūsinom prie savivaldybės ir tie vadinami Marozai vaikšto, žiūri ir prieina prie mūsų. Ką jūs bangu, ką jūs čia darot, kokias čia kelnes, prie kelnių, ten dar prie ko ten dar prisikabina. Mes gražiai bendravimu, ta prasme, mes gražiai bandom įsiaiškinti žodžiais, bet žodžiai žiūriu nepavyksta, teko panaudoti kumščius. Ir tiek, į nosį ir baigėsi. Į nosį. Tas apsir, tuo aš grįšiu. Gerai, mes toliau satūsinam, jokių parkių mums tai kas. Ir grįžta su tokiu virtuviniu peiliu, ten žinai, kurie restoranuose duoda tokius peilius ir jisai pagalastas buvo. Tipo, šefas Mikazi, ble. Mikazi, karoši. Tai va, ir gažina čia su peiliu šukinėje. Ir kaip tik, aš dabar nepamenu, būtent 2 draugai, Liocha ir Vania. Lioša, Vania, jums, karočiui, linkėjimai. Pagarba didelė, jūs офигенные люди. Очень вас люблю всех обоих, блин, такие приколы с вами были, конечно, и спасибо, что и вы за нами присматривали, мы чем могли помогали, короче, было очень классно, спасибо вам большое, esate охуенные žmonės. Jo, ir va,
pas jos buvo peiliukas, man atrodo, jie man, aš dabar tikrai neatsimenu, bet ir va, teko biškį ten pasimasikuoti su peilis pažaisti. Ir pastavė dar tas tipo išlinkiamas pas Liochą buvo, man atrodo. Turbūt. Man atrodo, buvo išlinkiamas pas Liochą. Jo, ir va, tiesiog ten. Aišku, jokių tenai didelio kriminalo nebuvo, nieks labai nebuvo spjaustytas. Į ligoninę nieks nepateko. Nieks nepateko, nieko nepradūrė. bet tiesiog tokia situacija, kur reikėdavo būtent vakatų esi, kaip jie vadino mus, banglais, reikėdavo už tai pastovėti, reikėdavo parodyti kumščius. Paška dravus, bet papjaustė biškį vis tiek. Ne tai, kad tai salotą supjaustė, bet tipo, Ne, salotas, ne. papjaustė biškį. Čia būtų žiauru, truputį, taip, paviršutiniškai. Bet buvo. Kaip pasakyti, mes čia vėlgi nekalbam tai, kad tipo ten kažkaip blogai apie tos pačius forsus, kad bachūras, ta prasme, vis tiek, kaip aš žiūriu, tai jeigu tu su peiliu atbėgi, tai, biški neadekvati reakcija be abejo, kadangi jau esi gavęs, bet, tipo taip kaip pagal tas, žinai, vis tiek Buvo. kažkaip atstovėjo, atėjo su peiliu ir kai pamatė, kad tu taipogi peilį turi ir nesitraukė, jis irgi neatsitraukė, ne? Tai Jis irgi neatsitraukė. Viskas normaliai. Ten mes biški ten pasimosikavom peiliais ir tiek. Ir paskui sako, viskas, rytoj strelka. Strelka, tai strelka, mes irgi atgal to nepidalinsim atgal. Tai kad gerai, strelka, tai strelka. Ir va, kitą dieną mes susikvietam, nes mes turėjom gerą užnugarį. Tiesiog. Ir tiek. Ponas Kabina padėjo irgi. Kabina, tau pagarbosas. Ponas Kabina pasiskambina, susikvietė, atvažiavo tikrai rimta hebra. Ir va, ir paskui laukiam jų kitą dieną. Ir taip strelka ir neįvyko, baigėsi, va, visas tas. Razvečiką pasiuntė. Kažkokį razvečiką. Antilaus pačiharint ir... Ir tiek, jis pavažinėjo su dviračiu ir viso, ir to ir baigėsi visas konfliktas. Tai va. Bet dar tiksliai buvom, jie paėmė mus į mašiną, ta prasme, kabinos hebrytė, jo, ir važiavom ieškoti jų. Pravažiavom rajonus, tušia, jų nėra. Nežinau, kur jie ten pasislėpė. Išeiginė buvo jo namų. Matomai. Jo, bet žinai, yra kaip, vėlgi mes dėl tos hebrytės apšė, jokių priekaištų, ta prasme, nėra, čia mes pasakojam baikasą, ne, ta prasme, kaip pasidalinti prie stalo, ta prasme, tokia, tipo, istorija, yra apie ką papasakot, kaip istorija prie laužo, karoči, prie repo laužo ugnies istoriją papasakot. Nes ta hebra, ironiškai, va, to čiuvo vyresnis brolis, visi be abejo žino tą, kaip pasakyti, tą kortą Jonavos, Vutangų kortą. Jo, yra kažkur tai klaidžia tą nuotrauką, būtent krepšinio lenta ir ten Vutangtas. Jo, ir jie per centrą buvo Vutangus nupiešę. Mano klasiokai, kai gimnazijoje mokinaus keletą metų, jie ten buvo, man Panerių hebrytė iš tikrųjų ir man ir padavė mano pirmą tą Vutangų 36 Chambers albumą, nes jų vyresniai broliai, jie ir padarė tą kortą, karoči, va tą vyresnę kartą to kiemo, ne? Jie padarė tą kortą. Ir tą nuotrauką užmatė Wu-Tang klanas, oficialus Wu-Tang klanas ir irgi buvo priėmę savo website, pasidalino, tipo, jų website buvo ta nuotrauka iškabinta. Ir, čia, buvo vapšė, tu ką, Jonavojka iš Jonavos kortas Wu-Tangų website, karoči, bratulė, čia buvo badan. O po to pas juos dar pas jaunius buvo ir komanda Wu-Tangai, jie kai žaidė toje vietiniai lygoj. Jo, buvo, tai ir dabar jinai yra Jonavos mėgėjų krepšinio lyga. Jo, Dovi. Ir ten yra būtent Wu-Tangų komanda. Jo, Dovi, tau, karoči, linkėjimai, nes Dovis žaidė už tą komandą, kaip tik jie ten varė, rinko sponsorius, žinai, viso to. Aš irgi esu žaidęs toj vieną sezoną. Bet ne už juos, už kitą komandą. Tai tiesiog truputį apie tai.
Tad jo Dovi, daug Trumpai. karočių linkėjimai irgi keliai tą, jis iš tikrųjų va, Dovis Vovčikas, kurios miniu ir gabale Vingiai ir Joda Balta Vovčikas pas mane, kai dar buvo išvažiavęs atostogų. Bet jums pagarba didelė, nes jie iš tikrųjų kėlė mūsų repą. Jie vis kišo hebrai normaliai, tipo, žinai, Miraž skvadą ir viso takoje. Jums didelė pagarba hebrytė, prisidėjau taip pat prie to repo platinimo savo ratuose ir mums tai yra labai brangu. Dėkui jums. Ir Panerių hebrytė iš tikrųjų pagarba ir vyresniai kartai, ir jaunesniai kartai. Aplamai, visam Vižnekui Jonavoj pagarba. Bet čia hebra, dovanokit, mes tiesiog nušokom biškį iki linksmų istorijų abu. Bratulė, iki to laiko tu vis tiek dar buvai ne tik rinkai repą ir hip-hopą, tu taipogi ir straipsnius rašėjai ir užsiiminėjai tam tikrą veiklą kitokią, ne, iš hip-hopo pusės. Taip. Po to, va, kai ultrarepas užsidarė, ne ultravyrės radija užsidarė, aš dar labai susidomėjau būtent grafiti piešimu. Bet aišku, per gyvenimą gal nenupešiau aš ten labai daug ten kažkur tai ant sienos, bet bandymai buvo. Ir daugiausiai aš aišku piešiau jau būtent į sąsiuvinius kur nors, ar į piešimo lapus. Ir kažkur tikrai dar yra pas mane ten tie išlikę seni sąsiuviniai su mano grafiti. Bratulė? Jo, tai... Dovanok? Kalbėk. Reikia hebrai parodyti tavo trafaretus, kernagio, oniksų. Reikia parodyti. Hebrytė daro, Paška, karočiui, kūrybingas žmogus yra, davai. Nu čia gal vėliau papasakosime apie tos trafaretus. Tai einam chronologiškai. Dovanok, tėve, dovanok. Nes tos trafaretus aš pradėjau daryti daug vėliau. Все, aš poniau, kulka tyli. Tai va, esu taip pat ir kalbu toliau, ja? Paliubom, bet все, tėvai, aš все. Tai va, taip pat ir bandžiau šokti breiką. Bet man su breiku jau biški taip nelabai nusisekė, bet aš jį žiauriai dievinu. Aš pastoviai važinėjau čia netgi Anglijoje į tos vadinamus čempionatus, į tas varžybas. Tai va, buvau susidomėjęs breiku, pats pradėjau ten bandyti šokti, bet vat, biški taip nevykusiai pastoviai, ką nors įsinarinu, tai teko kažkaip tai, nutraukti tos bandymus. Bet žiauriai mėgstu irgi breiką. Pavojinga gyvybei veikla. Ne tai, kad pavojinga, bet gal aš nesutvertas būtent lankstytis ten. Nichuja, nes tu kašę gerai žaidėjai, tu ir aš tikiuosi iki šiol gerai žaidėjai, mums šį kartą neišėjo patikrinti, ar tu dar formą ar ne, bet tu tai ir lankėjai kovinius menus taipogi. Taip, čia buvo jau su mūsų gerbiamu Marium, kabina. Bankės. Pagarba, mes dar sutojame apie kabiną, dar papasakosim, dar pakalbėsim, kada jau pradėsim apie Miražo istoriją pasakoti. Tai va, aš ir lankiau ir krepšinio mokyklą lankiau, ir pas Juozą Storpirštį lankiau, bet va, tai kažkaip nepasisekė pas jį, tai ir Kauno krepšinio mokykloje lankiau krepšinį. Aš buvau tuo metu, va, kaip pradėjau domėtis su šaku, tai va, krepšinis man buvo numeris 1. Kokia Kaune buvo? Merkurijus, ne? Čia Kaune buvo? Čia buvo, jo, bet aš buvau Kauno krepšinio mokyklo. Aha. Jo, bet tiesiog važinėti kiekvieną į treniruotes biškį jau buvo per sunku, tai taip aš jos ir nebaigiau. Yes. Nes buvo per sunku važinėti iš mokyklos, reikėdavo namo, paskui važinėti, paskui grįžti į tą namo kokią 9-10 vakare, eini miegoti ir taip, tai biškai neužteko jėgų tam. Jeigu savęs krepšininkų nematai, tai tipo ir nėra tolko tada. Aš žinai, aš esu per žemas, kad pasiekti tikrai tokį.
Na, aišku, aš nesakau, kad žemaūgį nepasiekė. Jie pasiekė, bet vis tiek didesnės perspektyvos, kada tu esi aukštesnis. Tada tu jau. Jasonas Williamsas, baltas šokoladas, Jo. blėt, kulkas vaiksta pizdu. Nu, pohu yra. Gerai yra, pohu. Aš jau tave 20 metų pažįstu, tai čia kaip ir saibys, man priimtina. Šeiminiškai, hebra, šeiminiškai. Man priimtina, tai va. Tai va, kas dar pas mumis chronologiškai? Nu ką, prasidėjo tas visas jau miražų samburys, kai mes jau įrašinėjom, tipo nuolat gabalus įrašinėjom, pradėjom varinėti po miestus, ne? Jau tada mes pradėjom ir į Kėdainius, ir į Vilnių. Jo. A tu mane dar iki tol buvai nutempęs, karočiui, į mano pirmą MC repo Battle? koncertą. Ne. Repo koncertas Repo pirmą koncertą. buvo. Man atrodo, repo koncertas buvo. Nu, aš irgi, va, žinau, Paliubomu. nelabai atsimenu. Aš atsimenu, va šitą va tikrai, šitą magistralę, Repo karočiui, koncertą ir būtent- ten kamščių nėra. Ir būtent Lenkų. VVO. Jo, būtent tas koncertas. O jau antrą kartą mes varėme aktorių namus, tai MC Battle, karočiui, varėm. Ten va kaip Gal tik ir ir taip. susipažinom specialiai, mes su Karų susipažinom ten. Karų visai maudži šeima, karočiui, jums hebra linkėjimai, Karų, aš nežinau. Aš negaliu per daug pasakoti apie šitą batlą, kad aš pats nelabai atsimenu, bet tavo atminties irgi negaliu atgaivinti, nes atsimenu, tu ten normaliai, karočiui, masiai kabinai, aš atsimenu, kai ten skinaitė atėjo, iš karto aktorių namai tušti, Karūnai išsilaikė su mumis, dar porą bachūrų iš Šiaulių su mumis pasiliko. Jo. Ir mes taip, nu, tipo Karūną, taip, tipo, kaip pasakyti, nu, ne formoj, tipo, dalyvauti, jeigu skinai iš tikrųjų ateis, bet bėgti neturi noro ir ne to charakterio, žinai, nu tai mes tave Briltulę, atsimenu, prie sienos pastatėm, tipo, vsio, davai, o tu ten dar kažkas vis dėlto praėjo, o Karūna dar ten ant jų pradėjo. Jo, dar pamėlinti kažką ant tų skinų, pasakė, skinai iš karto taip. Kas čia, ką jis kalba? Tai teko biškai taip raminti tada. Gerulis buvo šou. Gera situacija, tada šou, apie kurį tu dabar. Vapšė. Jo, tada vapšė buvo zaibys, iš tikrųjų. Gera prisiminti tokius dalykus. Jo, po to mes ką nuvarėm. Čiova mes jau po MC Battle, ne? Susipažinom su Čiova. Jo. Čiovas atvarė į Jonavą, man atrodo. Čia jau prasidėjo Miražo tas Jau laikas. būtent Miražo laikas. Būtent Miražo, Čiovas jau tada. Ir dabar aš neatsimenu, man atrodo, su Čiovu susipažino, tai Klaipėdai, jei neklystu. Klaipėdoj? Jo, Aš galvoju, jis į Jonavą atvarė. Bet pala, jeigu mes jau dabar kalbam apie Čiovą, tai iki Čiovo buvo... Mes dar nekalbam, karoči. Nekalbam dar. Čiovai, mes grįšim prie tavęs. Prie tavęs dar grįšim, nepaliksim jo. tau pagarbą, mes dar grįšim, nes Paška, karočiui, atstatęs chronologiją, aš tiesiog apipavydulinu, tipo iš Jo, detalių. mes čia biškai sumaišim tą laiką. Tada Stiklas. Stiklą, aš neatsimenu, kaip mes su Stiklu susipažinom. Aš irgi nelabai atsimenu, bet man atrodo, Stiklas buvo iki kabinos. Nes kabina buvo dar armų. Kabina, jo. Gali būti ir tai. Jo. Dovanok stiklai, aš nelabai pamenu. Dar kad tau pagarba, karočiui. Paliubom pagarba. Dar buvo smegenis, eik tu savo smegenuotas bachūras. Kaip tu ten, ką jis ten darė Samulevičiui? Jis nesamuliavo čia Jeron Moralio, dar tada vidurinė mokykla vadinasi ir jisai, be to, kad jisai mokinosi, jisai, man atrodo, po 2-3 metais jaunesnis už mane. Be to, kad jisai ten mokinosi, jisai dar ir dirbo, prižiūrėjo puslapį mokyklos, IT specialistas, tai ką norėtų. Sistematikas, karočiui, papolnai sistematikas. Taip. Jo, nes jeigu hebra, kas atsimeta, iš senesnių čiūvų, ten, kurie gal vyresni už mūsų arba net mūsų laikų, atsimenat, Jonavoje buvo toks, man atrodo, ir Lietuvoje buvo paklydęs toks žaidimas Bomžas. Jeigu kas, aš nežinau, turbūt dabar jau sunku net ir Google'ai būtų rasti tą dalyką. Tai turbūt. Bet, karočiui, buvo žaidimas Super Mario, be abejo, visi žino Super Mario, tas, santechnikas bėgioja, monetas renka, ten, karočiui, gliučina papolnai. O pas mus buvo
žaidimas Bomžas, karoči, vietoj Super Mario buvo Reikėdavo Bomžiukas. butelius rinkti. Su kažkas fufaika toks, ble, tipo. Kažkas. Rinko butelius, nelabai atsimenu. jo, vietoj kapeikų rinkdavo butelius ir, karoči, tos butelius galėjo svaidinti, bet misija buvo, tipo, karoči, ne ant vėliavos galų galėjo iššokti, man atrodo, į šulinį, karoči, iššokti, tipo, žinai, nu, tipo, į teplo trasą, į Žinok, šilumos trasą. neatsimenu, bet. Nu, karoči, va tą žaidimą Reikėtų. Bomžas, tai čia iš tikrųjų Dariusas, Landeksas, jo klikucha buvo Landė, ble. Va, Landex. Landex, jo, Stiklas mūsų, karoči, sukūrė tą žaidimą, suprogramavo viską ir jis, ten kiek 16-17 metų buvo tuo metu turbūt, o gal net ir jaunesnis, kai suprogramavo, nes iki mūsų suprogramavo. Jis iki mūsų, jo, jis iki mūsų tas žaidimas. Bakurėlis, karoči, va, Jo. papolnai, smegenis, blin, kaip turi būti. Jo, Dariau, tau pagarbau už tai, už tą laiką. Nežinau, ką tu dabar, bet kiek mačiau Instagrame, tai daug keliauji, turi šeimą, linkėjimai šeimai. Bet tai Tikrai kai tu malonu. kapudavai, o, Jo. karšta, bratulė, pas mane eik, tu, aš tai pagalvoju, širdį net karštą darosi, galima kiaušinį iškepti, karočiui, atsakau. Bratulė, Jo, tai tau va. pagarba, tikiuosi pas tave gyvenime viskas gerai, eini rovnai ir džiaugiesi gyvenimu, kaip suprantu, turi šeimą ir tu vertas tik tais gerų dalykų šitame gyvenime, tau atduši pagarba, vardan gerų laikų, ai, kokie geri laikai. Gerai, aš ir dabar va taip sėdžiu toksai, ta nostalgiški tie momentai užklumpa mane taip. Net nėra tokių, žinai, kad jokių gražumų minčių, ne? Ne, jo. Aš net negaliu, žinai, perteikti dabar žodžiais, va, tą jausmą, kokią aš dabar tai nostalgiją jaučiu. Jo, Tai va, tai. iki šurpulių, karočių. Tai jo, tas Teik čia. tikrai, tai va. Taip, o dar va, kaip su kabina, apie kabiną galim tada biškiau. Tu pasakok, nes tu, bratulė, pažįsti kabiną nuo amžiaus. Jo, aš kabiną pažįstu nuo 2 klasės.